Kuo aš daugiau išmokstu, tuo aš mažiau žinau. Įsimink ir prisimink tom frazę. Mūsų fizinis smegenys gal ir atrodo, kad jie yra kaip didelis kompiuteris, katras talpina informacijai. Iš dalies jo, bet mes pastoviai per savo patirtį tom kompiuterį perrašom. Tai gyvenam dabar čia, kažko išmokom ir mes ant viršaus užrašom, kažko ant viršaus užrašom. Ir mes prisimenam pagal istoriją, kažkoks veiksmas įvyks, kažkokia istorija kažkokia yra, kur mes galim lengviau prisiminti. Bet esmė yra tam, kad mūsų smegenys nėra didžiausia saugykla visos šitos informacijos, ko tu išmoksti arba kažkam prisimeni. Kažko nori papasakoti kažkam, kažko nori daut kažkam. Žinai, kas tas yra? Mūsų smegenys yra didžiulis galingiausia antena, katras prisijungt prie sąmonės lauko, prie informacinio lauko, katras yra visur, katras yra čia ir dabar. Visur ir visada. Jeigu tu nori kažkam kažką papasakoti, kažką išmokti arba kažką gauti, jeigu tu nori kažką gauti, kažkokią informaciją, išmanifestuoti savo, suprasti, prisiminti savo praeities arba ateities gyvenimus, tu turi susilyginti ant to dažnį. Dėl to ypatingai dažnai aš tau užsimenu, viskas, ko tau reikia, tu jau dabar turi čia ir dabar šiam momente. Pakeisk savo būseną ir gausi atsakymus. Ir netgi Albert Einstein sakys, kad norint išspręsti kažkokią problemą, tu negali ieškoti atsakymą ant to pačio dažnio, ant tos pačios būsenos. Pakeisk savo būseną, tavo būsena absoliučiai manifestuoja viską. Absoliučiai, tavo būsena ir pats svarbiausias dalykas. Kaip tu dabar jauties, pritrauks būtent tokius dalykus į galvą tau, pritrauks būtent tokias sinchronizacijas ir pritrauks tam tikrą gyvenimą tau.